Važiuojam. Kai gimė pirmas vaikas, turbūt gimiau ir aš kaip tėtis. Paradoksalu, bet turbūt vaikai man ir dovanoja gyvenimą. Aš net neabejoju, kad vaikai turi žinoti, kad yra mylimi. Bet man atrodo, kad dar svarbiau yra, kad jie pajaustų, kad yra mylimi. Aš visada norėjau tapti savo vaikams herojumi. Tuo herojumi, prie kurio jie jaustųsi saugus, kur jaustųsi ramus, prie kurio galėtų bet kada prieiti. Bet suprantu, kad mano herojiškumas prasideda nuo labai mažų dalykų, nuo laiko kartu. Jaučiu, kaip mano laiką vagia televizorius, telefonas, mano įsipareigojimai, darbas. Ir to laiko lieka labai nedaug. Bet nors ir nedaug to laiko skirto vaikams, jis gali būti labai kokybiškas. Mylėti, man atrodo, tai yra veiksmažodis, kuris mus įgalina veikti kartu su vaikais, tą laiką padaryti prasmingą. Žaist, dūkt, gamint lanką, eit pačiuožinėt nuo kalno ir panašiai. Man atrodo, tie maži dalykai, kurie ir kuria mano ir vaikų santykį. Aš žinau, kad turbūt nesugebėsiu jų apsaugoti nuo kiekvienos gyvenimo situacijos, nuo kiekvienos nesėkmės ar nusivylimo. Bet noriu žinoti, kad tėtis visada yra prieinamas ir tėtis visada yra šalia. Būtų keista, jeigu sakyčiau, kad vaikai nepasiekia mano ribų. Bet kai ateina ta riba, aš savo pasakau, kad negaliu jų kaltinti, negaliu jų teisti, galiu juos priimti tokius, kokie jie yra. Nenoriu jų matyti tokių, kokius aš juos įsivaizduoju. Noriu priimti juos tokius, kokie jie yra. Tad šis šeimos kalendorius tegul bus man ir kiekvienam tėčiui priminimas, kad galiu būti tėtis šiandien. Nes rytojus vaikų dar yra labai labai toli. Tai šitam kalendoriui atrasti laiko savo, su vaikais, kuris būtų prasmingas.